Taigi, sveiki, nutariau nufilmuoti šitą filmuką tiem, kurie organizuojasi elektrą Vaidotuose Statybininkų gatvė 20 garažų boksuose. Nutariau todėl, kad informacijos yra daug, viskas pasikeitė ir visiems paskambinti arba parašyti SMS-ais išaiškint nuodugniai, kas kaip, ko galima tikėtis, pakankamai sunku. Todėl nutariau pasinaudoti dabartiniam galimybėm ir trumpai ir aiškiai viską išdėstyti. Tai užims kažkiek laiko, tačiau susirinkti visiems prie garažų kažkaip tai vienu laiku ir ten diskutuoti irgi mes to nepasieksim. Taigi rezultatas yra toks šiuo metu. Esu surinkęs iš 18 savininkų po 240 litrų. Tokia yra suma, ten paskui parodysiu. Surinkęs šitokią sumą, ką aš padariau? Nuvažiavau į elektros tinklus, tai toliau vadinsiu Liesto, ir padaviau bendrąją paraišką. Kaip ir kalbėjom, ten buvo jūsų sutikimas. Aš padaviau bendrąją kolektyvinę paraišką techniniam specifikacijom parengti. Tai dabar jos yra jums prieš akį. Mato mane, mūsų garažo adresas, viskas oficialiai su parašais, kaip sakyt, kad matytumėt. Tai kame esmė visa? Kai aš pradėjau visą tą reikalą dar iki pinigų surinkimą, aš vienas važiavau, padavinėjau paraišką, kaip vienam žmogui tai padaryti. Ir tuo metu jie paskaičiavo man, kad tai turėtų būti apie 2400 litrų už visą pajungimą, ta prasme, nuo vieno objekto iki namo atvest laidą ir prijungti vieną žmogų. Ir tada jie aiškino tokį dalyką, kad tai bus prie šito tinklo, prie šitos dėžės galės prisijungti bet kas kitas. Tačiau dabar nuvažiavę priduoti dokumentų, jie iš manęs jos priėmė, o kai atsiuntė specifikacijas, jos labai pasikeitė. Nes mes dabar matom, kad kiekvienam garažui bus po 3 kW. Tai yra minimali galia, kurią dabar veda Liesto, tai 18 garažų po 3 kW gaunasi bendra galia 54 kW. Kas tai keičia? Pirmoje eilėje Liesto, galit paskaityti patys, iš tikrųjų paspaudė pauzę nuodugniau ar dar kažką, bet esmė, kad specifikacijose jie dabar reikalauja patiem parengti projektą, kadangi vienam žmogui rengia Liesto, tačiau jeigu yra vartotojų grupė, tai grupė turi parengti projektą. Tai yra paskaičiuoti medžiagas, kiek kokių dėžučių, viso kitą reikia. Smulkiai aš ten nesiaiškinu, negaliu sakyti, bet galbūt kažkas tai smulkiau žino, gali paaiškinti, tačiau esmė tokia, kad turi būti projektas. Projektas, kai mes parengiam, tada tik tai galim kažką judėti. Ten yra dar visokiausių kitų, bet dėl tų žemėlapių ten nesiaiškinau, ten nieko baisaus iš tikrųjų nėra. Mums svarbiausiai tas dalykas, kad projektas ir ką projektas įtakoja. Projektas kainuos kažkur tai Liesto man atsiuntė inžinierių, kurie tai daro kontaktus, ten buvo 6 firmos, su visom susikontaktavęs įsiaiškinau, kad pigiausia apie 1700 ima inžinierius plus 500 litrų aero nuotrauką kažkokiem tai tikslam. Tai plus aš paskui parodysiu visą suvestinę, bet dabar reziumuoju tą prasme. Tai projektas štuka 7 plus 500 aero nuotrauką. Toliau, kas keičiasi, tai visa įvado situacija. Dabar noriu parodyti tokią, čia yra atsiusta Liesto, čia yra mūsų, kai matom, čia yra mūsų garažai, kad jūsų suorientuot. Čia tas baltas naujas namas jau pastatytas, šitoj vietoj kioskas, jeigu kažkam sunku susigaudyti. Tai esmė tokia, kai aš vienas rašiau prašymą ir jie skaičiavo 2400, tai jie planavo, kad 3 kW tos duos nuo šito namo, balto naujo. Jeigu matot, tikiuosi, tai jie planavo, kad bus pajungta nuo šito namo ir atvesiu šičiai mūsų garažus. Tai buvo apie 125 metrus. Tačiau šiuo metu, kai yra 18 objektų ir visa galia turi būti 54 kW, jie mato, tai yra inžinierio skaičiuota,
kaip gali eiti trasą dabar iki mūsų. Nu, aišku, jis tiek gal perdėjo, kad va šiaip aplinkui čia gal jungsis šitas, va šičia kažkur tai. Ten dar taip smulkiai nešnekėjau, jis gal nesuprato, kad reikia versti va šitą vietą. Bet esmė, tas atstumas ryškiai didesnis, jisai sudarys apie 350 metrų. Tai grubiai paskaičiavus, va dabar, reiškia, gaunasi tokia situacija. Va. Esam surinkę tokią sumą. 4,320. Toliau projektas, matom, yra, reiškia, 1700-500 topografinė nuotrauka. Toliau liesta, už tos va darbus, kur aš paskaičiavau, tai kas jie man taip pareiškė. Čia inžinierius sakė, apytiksliai tokia bus kaina. Tai 350 metrų, jeigu jų daugiau nebus. Galima tikėtis mažiau. Aš, aišku, linkęs būčiau skaičiuoti iš vis 400 metrų, bet, kaip sakyt, kad jau nenugazdinti visų labai tą. Tai gaunasi 350 kart 19, matom va sumą, va šitokia, ir dar plus, nežinau, už kilovatus jie kažką ten skaičiuoja, bet kai jis sakė, kažkur apytiksliai bus dar 2,5 tūkstančių už visus kilovatus. Taigi, nežinau, galbūt yra kažkas, tai kas gali, pavyzdžiui, parengti pastas specifikacijas, tą projektą elektros įrangos ir visą kitą. Ar surast pigesnį variantą, gali siūlyti. Aš pigesnių neradau, tikrai sakau, realiai situacija kokia yra. Taigi, rezimuojant, yra situacija tokia. Viso reikia apie 11-12 tūkstančių, nuo garažų kažkur tai paskaičiavau po 650 litrų. Tai dabar turim kiek po 200 kiam surinkę, kažkur tai vidutiniškai dar po 400 reikia dadėti. Bet linkęs galbūt net tai, kad surinkti biškutį į viršaus, nes jeigu paskui man reikės dadėti, bus sudėtinga, patys suprantam. Tai grubiai, tarkim, 450 litrų dar reikės dadėti. Tai va, tai prašau apsvarstyti tą visą reikalą, apgalvot ir, pasistengti informuoti mane kuo greičiau, nes vėl jaučiu užtruksim, o jeigu nesurinksiu iš visų norinčių, tai tikrai tas projektas mūsų žlugs. Atrodo nemaži pinigai, bet įvertinus, kad jos galima pakankamai sutvarkyti reikalą vieną kartą ir užbaigtai, tai šitas. Toliau noriu paaiškinti tokią situaciją, kai gali kilti tokių klausimų, tai gerai, jungiuosi vienas aš, pavyzdžiui, ar kitas žmogus atveda pagal seną projektą, kad nuo to namo už 2500, pavyzdžiui, paskui jungiasi visi kiti. Tai jie patikino mane, kad tai nesigaus man padaryti, kadangi galbūt vieną žmogų dar 3 kW duos prisijungti nuo tos dėžės. Jeigu, ta prasme, mes vesim vėl nuo šito namo, taip tiesiai. Ne visi bendrai, bet bus vienas skaitiklis, paskui nuvažiuoja dar vienas žmogus, dar vieną prijungia, sako, gal mes kokius 5-7 prijungsim, bet likusim vis tiek reikės vengti nuo galingesnės pastotės. O tai reiškia, kad tie likusiai liks, jiem reikės jungtis vėlgi tą pačią trasą, nes jau prie šito objekto jie neleis daugiau prisijungti. Ir jie patikina, kad aplinkui jokios nėra. Va čia tai yra linija, dar eina, noriu pakomentuoti, tai yra aukštos įtampos linija, prie kurios irgi jokių šansų mums prisijungti nėra. Tai va, tokia situacija, prašau tikrai atsiųsti SMS, man informuoti mane, ar mes judam toliau, kuris, prašau parašyti, ar sutinkat, ir garažo numerį. Toliau surinkęs vėl visą informaciją, visus informuosiu, ar mes judinam toliau tą reikalą už tokią sumą, kurie yra šiai dienai, ar mes nutraukiam tą visą procesą ir aš išdalinu pinigus ir kaip sakyt, geriau gailėtis už tą, ką padariau, negu už tai, ką nepadariau. Tai va. Tai tiek norėjau pasakyti, tikiuosi aiškiai. Jeigu kažkas tai turi dar komentarų, tai ten matau YouTube apačioj galima rašyti tiesiai komentarus, būtų patogu iškart po filmukų skaityti. Taigi pasidalinkite tą informaciją su visais kaimynais, su bendrasavininkais, kas ten, kad operatyviau viskas įvyktų.
Ir kągi, laukiu atsakymų ir tikiuosi mes tą reikalą pradėję užbaigsim. Tai sėkmės, viso gero.